Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė, konsultavimo centras Matrica. Ir dažnai, kai aš sakau kokius nors savo pamastymus, žmonės sako, tu turbūt skaitei tą, arba skaitei tą, arba aną. Dažniausiai aš sakau, ne, šito neskaičiau, ano neskaičiau ir to neperžiūrėjau. Ir žmonės dažnai mano, kad tas, kas parašė knygą, vienintelis apie tai žino. Informacinis laukas yra pilnas šitos informacijos ir kai jūs ateinate į tam tikrą savo dažnį, tam tikra informacija tampa jums pasiekiama. Lygiai taip pat, kaip aš visada sakiau, kad nereikia stengtis įtikti tėvams, jiems paklusti arba būtinai dėl jų aukoti kažką. Ir tą žinojau iš savo vidinio pasaulio suvokimo, iš savo patirčių, nueito kelio pasiekmėje ir panašiai. Ir kažkada tiesiog sužinojau, kad Konfucijus buvo kalbėjęs apie tą patį, kad norint, kad tėvai būtų laimingi, mums reikia būti laimingiems patiems, nes teisinga motinystė ir tėvystė, jie daugiau nieko nenori, kad laimingi būtų vaikai. O jeigu jūs esat laimingi ir tėvai vis tiek jums reiškia pretenzijas, reiškia ten, toj tėvystėje yra klaida, jų klaida, ne jūsų. Todėl mes visi turim rūpinti savimi, kad mūsų tėvai būtų laimingi ir mes jiems nesukurtumėm papildomų rūpesčių. Tai apie tai. Ačiū.